Labas. Jūsų pageidavimų kompanijos Netflix, tikeris NFLX apžvalga. Kas čia per kompanija, kuo ji užsiema, kokios jos stipriosios, kokios silpnosios pusės. Na ir svarbiausia, ar verta šios kompanijos akcijų dabar įsigyti į savo investicijų krepšelį. Kompanija Netflix veikia pramogų industrijoje, ji turi transliacijų platformą, siūlo TV serialus, dokumentinius filmus, vaidybinius filmus ir mobiliuosius žaidimus. Kaip įprastai, pradžioje einame į finviz.com puslapį, kad palygintume konkurentus. Mūsų nagrinėjama kompanija pagal kapitalizaciją yra pirmoje vietoje, antroje daugiau nei per pusę mažesnis Disney ir trečioje Warner Bros. Tai šiuos tris konkurentus mes ir palyginkime. Pagal price rodiklius Netflixas yra brangiausiai įvertinta kompanija, todėl būtina pasižiūrėti, ar pagrįstas yra toks įvertinimas. Pigiausias yra Disney. Aš priminsiu, kad kanale yra trumpi video pranešimai, kuriuose aš esu paaiškinusi kiekvieną šių rodiklių reikšmę, kaip jį vertinti ir panašiai. Taip pat esu paruošusi lentelę, špargalkę, kurią galite turėti po ranka, kad pasitikrinti, koks rodiklis yra geras, o koks jau pervertintas jūsų nagrinėjamos kompanijos. Visą informaciją, kaip visada, rasite šio video aprašyme. Toliau žiūrint į pelno rodiklius, mes matome išskirtinį augimą palyginus su artimiausiais konkurentais. Šiais ir kitais metais pelnas augs po beveik 28%, na, o žiūrint į dar ilgesnį laikotarpį, mes irgi matome ne ką prastesnį augimą. Tai kol kas pliusas kompanijai už aukštos prognozės ir suprantame, dėl ko investuotojai sutinka mokėti daugiau už šios kompanijos akcijas. Nes forwardinis PE 34 tikrai yra nemažai, todėl svarbu pasižiūrėti, ką pati kompanija planuoja, kur mato savo stiprybės, galimybės ir kokios yra didžiausios jos grėsmės. Dividendai čia yra minimalus, bet grąža nuo turto, nuo kapitalo yra tikrai įspūdinga. Skolų yra, bet nėra čia kritiška ir maržos rodikliai taip pat yra puikus. Profit marža 24%, tai yra labai geras rezultatas. Rinkoje, kaip matome, daugiau tokio žaidėjo nėra. Nors, žinoma, konkurencija aštrėja ir paskutinė ataskaita nuvylė investuotojus, akcijos nukrito daugiau nei 10% po jos, todėl kartu pasižiūrėkime, kasgi ten nutiko. Pajamos 11,5 milijardų dolerių, rezultatas atitiko prognozę ir tai yra 17% augimas per metus, neskaitant valiutų kursų. Grynasis pelnas 2,5 milijardo dolerių, tai yra 8% augimas per metus. Pelnas vienai akcijai EPS 5,87 $. Tai yra 16% mažiau palyginti su prognoze ir tai yra tik 9% augimas per metus. Tai aišku, pelno augimo rezultatai tikrai nepatiko investuotojams. Jeigu žiūrėtume pagal pajamas ir regionus, tai JAV ir Kanada UCAN 5,07 milijardo dolerių, tai yra 17% augimas per metus ir šios pajamos sudaro 44% visų pajamų. Europa, artimieji rytai ir Afrika, EMEA 3,7 milijardai dolerių, tai yra 15% augimas per metus ir šitos pajamos sudaro 32% visų pajamų. Toliau Lotynų Amerika, LATAM 1,4 milijardo dolerių, tai yra 20% augimas per metus ir šitos pajamos sudaro 12% visų pajamų. Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas APAC surinko 1,4 milijardus dolerių, tai yra 20% augimas per metus ir šitos pajamos sudaro 12% visų pajamų. Tai matome, kad augimas išlieka tolygus visose rinkose. Didžiausi augimo tempai besivystančiose regionuose Lotynų Amerikoje ir Azijoje, kur dar yra nemažai vietos vartotojų skaičiaus plėtrai, bet ir brandesnėse rinkose JAV, Europoje mes matome, kad kompanija išlaiko stabilų pajamų augimą. Tai čia yra labai gerai. Tik tiek, kad pajamos auga dviženkliu tempu, bet pelno augimas buvo kuklesnis. Todėl verta pažvelgti į išlaidų struktūrą ir pagrindinius pelningumo rodiklius. Taigi pardavimo bendrosios ir administracinės išlaidos CG&A išaugo 17% palyginti su praėjusiais metais. Mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos R&D padidėjo 16%, kas rodo nuoseklų investavimą į naujų produktų kūrimą, technologijos, turinio algoritmus. Tai irgi galime vertinti, kad viskas yra normos ribose, bet štai kapitalo išlaidos CAPEX išaugo 30% ir čia jau nemalonus signalas investuotojui.
Bendrojo pelno marža siekia 46%, tai yra 2 procentiniais punktais mažiau nei pernai. Grynojo pelno marža 28%, tai yra 7 procentiniais punktais aukštesnė marža nei praėjusiais metais, kas rodo veiklos efektyvumo gerėjimą. Veiklos pinigų srautai augo 22%, grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų suma padidėjo 1%. Bendroji skola sumažėjo 22%, kas rodo, kad Netflixas aktyviai mažina finansinį svertą ir stiprina balansą. Todėl apibendrinant, galime sakyti, kad Netflixas vis dar išlaiko sveiką finansinį profilį, išlaidos didėja, bet pinigų srautai ir maržos rodo stiprėjantį veiklos efektyvumą. Ir žinoma, skolos mažinimas yra teigiamas signalas ilgalaikiams investuotojams. O iš vadovybės kalbų mes žinome, kad pajamų augimą daugiausiai lėmė padidėjęs narių skaičius, prenumeratos kainų padidėjimas ir padidėjusios pajamos iš reklamos. Taip pat buvo vykdoma buyback programa, akcijų atpirkta 13% daugiau nei pernai. Kalbant apie artimiausio ketvirčio prognozes, tai kompanija planuoja, kad pajamos sieks 11,96 milijardus dolerių, tai yra 17% augimas per metus, ir tai šiek tiek viršija analitikų konsensusą 11,90 milijardų dolerių. EPS planuojama, kad sieks $5,45, tai yra 27% augimas per metus. Ir taip pat tai yra virš analitikų prognozių, nes jos siekia $5,42. Veiklos marža sieks 24%, tai yra 2 procentinių punktų augimas per metus. Na ir kalbant apie visų 25 metų perspektyvas ir būsimus rezultatus, tai pajamos sieks $45,1 milijardą, tai yra 16% augimas per metus. Planuojama, kad pajamų augimą lems keli pagrindiniai veiksniai, tai yra reikšmingas mokančių narių skaičiaus augimas, taip pat didesni vidutiniai mokėjimai už narystę ARM, bei silpnesnis JAV doleris kitų valiutų atžvilgių, kas padidina užsienio pajamų vertę. Taip pat tikimasi, kad reklamos pajamos padvigubės palyginti su praėjusiais metais, kas tikrai atrodo įspūdinga, tačiau čia svarbu pažymėti, kad augimas vyksta nuo dar gana mažos bazės. Todėl absoliuti įtaka bendrai pajamų struktūrai kol kas išlieka ribota. Laisvas pinigų srautas free cash flow sieks $9 milijardus, tai yra 25% augimas per metus. Taigi mes matome stiprią ataskaitą, plus prognozės nėra blogos, todėl kyla klausimas, kodėlgi tada akcijos atpigo. Nes visose regionuose užfiksuotas yra dviženklis pajamų augimas. Aišku, pelno augimas buvo kuklus, todėl galbūt čia investuotojams užkliuvo ir jie pagaliau nebenorėjo pirkti brangių kompanijos akcijų, ir nutarė fiksuoti pelną. Todėl momente akcijos kaina truputį atvėso, nors ir po korekcijos. Pavardinis PE beveik 34 ir už 16% augimą, pajamų augimą atrodo tikrai didokas. O konkurencija, kaip minėjau, neramina visus ir problema yra ta, kad rinka blaiviai pažvelgia į ateitį ir mano, kad kompanija susidurs su daugybė iššūkių. Todėl, kad srautinio perdavimo ir kitos technologijų įmonės Amazon, Apple tikrai nemiega. Jos yra pajėgios konkuruoti ir kažkur netgi bendradarbiauja. O štai Netflixas ir toliau laikosi Netflix Original filosofijos ir nesudarė jokių reikšmingų aljansų su tiesioginiais konkurentais. Bet įdomu yra tai, kad Netflixas vis aktyviau kuria partnerystės už tradicinės turinio ribos ir vienas ryškiausių pavyzdžių tai animacinis projektas K-pop Demon Hunters, kuriam Netflixas paskelbė pasaulinį licenzinį bendradarbiavimą su žaislų gigantais Mattel ir Hasbro. Ir ši partnerystė neturi precedento, nes abu gamintojai yra istoriniai konkurentai, tačiau Netflixas sugebėjo juos suburti po vieną franšizę. Tai rodo, kad bendrovė siekia transformuoti savo turinį į ilgaamžės komercinės ekosistemas, panašiai kaip Disney su Frozen ar Star Wars. Ir tokie žingsniai leidžia Netflix kurti papildomus pajamų šaltinius už prenumeratų ribų. Per žaislus, žaidimus, ir taip išlaikyti žiūrovų lojalumą net už platformos ribų. Netflixas puikiai supranta, kad gali būti sunku išlaikyti aukštas prenumeratos kainos, todėl taip ieško kitų nišų. Ir kai konkurencija srautinio perdavimo rinkoje auga, tai tas yra tiesiog būtina,
Nes jeigu vartotojas nėra tik Netflix gerbėjas, jis, tarkim, tiesiog mėgsta kokybišką turinį, tai šiandien jis turi daugybę panašių alternatyvų. Ir HBO Max, ir Disney, ir Apple TV, ir Amazon Prime Video, ir dar kitus tiekėjus. Ir tyrimai rodo, kad neretai vartotojai įsigyja kelias prenumeratas, bet laikui bėgant pasilieka tik su tomis, kuriuose randa tikrai įdomiausią turinį. Taigi konkurencija dėl turinio išlieka labai arši. Ir aš pati esu ilgametė Netflix gerbėja, tačiau kai pasiūla yra tokia plati, tai natūraliai norisi palyginti. Ir atvirai pasakius, kitų platformų turinys ne tik nieko neatsilieka, bet dažnai ir viršija lūkesčius. Todėl gali būti, kad ateityje mes matysime lėtesnį Netflix rinkos augimą. Nebent Netflix ir toliau ieškos rinkos už transliacijos ribų ir jai tai pasiteisins. Bet kol kas tas prognozes dėl 25% EPS augimo, kurias matėme Finvize artimiausiams 5 metams, aš vertinčiau labai skeptiškai. Todėl dabartiniai įmonės rodikliai atrodo gana aukšti ir galima tikėtis tolimesnio akcijų atvėsimo, gal net iki $700–800 lygio. Ir tokiu atveju vertinimas būtų labai pagrįstas apie 23–25 PE. Bet ar tokį vertinimą išvysime, aišku, sunku pasakyti, nes įmonė turi ir dar vieną papildomą kozerį. Ji paskelbė, kad lapkričio 17 dieną planuoja akcijų splitą santykių 10:1. O mes iš patirties žinome, kad kai akcijos kaina vizualiai sumažėja, paklausa iš smulkiųjų investuotojų dažnai išauga. Todėl šitas įvykis gali suteikti papildomo kuro kainos augimui ir gilesnio kritimo gali tekti palaukti. Todėl, reziumuojant, reikia pasakyti, kad didžiausias kompanijos pliusas yra tai, kad šiuo metu kompanija turi didžiausia prenumeratorių bazė, plus kompanijos didelis pelningumas yra ir žinoma talentinga komanda, kuri sugeba ne tik kurti kontentą, bet ir ieškoti kitų būdų uždarbiui. Tuomet stiprus balansas, aišku, yra prie pliusų vykdomi akcijų supirkimai ir žinoma dviženklio pelno augimo tempo išlaikymas iki 25 metų pabaigos irgi yra didžiulis pliusas kompanijai. Na, o minusai, tai visų pirma labai aukštas kompanijos vertinimas, net ir po korekcijos, tuomet didėjanti konkurencija pramonėje, kas tik stiprina didelę korekcijos žemyn tikimybę. Taip pat prie rizikų reiktų įvertinti ir turinio idėjų krizę, juk niekas nėra nuo to apdrausti, bei mažėjantis prenumeratorių įsitraukimas, nes kai aplink tiek pasiūlos, išlaikyti tuos vartotojus tikrai bus sunku. Todėl viską įvertinus, viską pasvėrus, pamatavus, manau, kad tinkamiausias įėjimo taškas būtų apie $730–770 zonoje, 2 metų potencialas būtų $1100, na, o ilgalaikis potencialas būtų $1500 už akciją. Žinoma, po splito šias kainas reikėtų padalinti iš 10. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū už Jūsų laikus ir komentarus, iki kitų kartų.